Toyota Avensis 2005 metų, kuriam reikalingas kraujo perpylimas, kuris yra atliekamas praktiškai visiems automobiliams, kas 15 000 kilometrų. Taigi, kaip reikėtų taisyklingai pasikeisti variklinę alyvą savo automobilyje. Pirmiausia, tai ką reiktų padaryti, tai reikėtų užvesti automobilį ir palikti jį dirbti tol, kol variklio temperatūra pasieks darbinę, tai yra apie 90 laipsnių. Kadangi šita skalė yra negraduota pagal laipsnius, tai kai variklio temperatūra pasieks skalę, kuri žymės per vidurį, tai yra normali darbinė variklio temperatūra. Atsisukam apsaugą, kuri dengia alyvos filtrą, tiksliau apsaugos dalį. Karteris čia turi apsaugoje kiaurymę, per kurią išleisim tepalą. Taigi atsisukus apsaugą reikia atsukti tepalo filtrą. Alyvas filtrai atsukti, štai naudojame tokias lėkštes, liaudyje vadinamas, kad atsukti alyvos filtrą. Kai jau atsukam tepalo filtrą, tada atsakinėjom kamštį iš karterio ir išleidinėjom variklinę alyvą. Prieš statant tepalo filtrą jo gumytę sutepam švaria nauja alyva ir tada sukam į vietą. Taigi, kai tepalas baigia bėgti, imame karterio varžtą, pakeičiam varinį žiedą naują ir sukam į vietą. Alyvos įpilam tiek, kad ant matuoklės būtų beveik maksimumas. Ir tada užvedam variklį. Palaukiam, kol užgęsta tepalo slėgio lemputė. Duodam jam padirbti laisvai sūkiais dar porą sekundžių. Tada išjungiam variklį. Palaukiam porą minučių, ištrauksim matuoklę, pasižiūrėsim, koks tepalo lygis. Suvesim iki maksimumo ir bus baigta.